Ronas Weasleys iš tikrųjų turėjo gana daug keiktis ir burnuoti, tačiau rašytojos Rowling leidėjas negalėjo leisti, kad tokia kalba būtų pateikta jauniesiems skaitytojams ir žiūrovams, todėl jo išsireiškimus turėjo sušvelninti arba pakeisti. Filmo Haris Poteris ir Azkabano kalinys vienos scenos filmavimo metu režisierius Hariui Poteriui pasiūlė mintyse galvoti apie Cameron Diaz kelnaites, kad scenoje galėtų vaidinti su nepatogaus veido mina. Kažin, ar tai buvo pats geriausias patarimas hormonų audras patiriančiam paaugliui. Turbūt gerai, kad jam teko dėvėti tuos plačius mago drabužius. Kadangi Hario Poterio filmuose vaidino daug vaikų, prodiuseriai turėjo pasamdyti dantistą, kuris sukurtų dirbtinius dantis tiem vaikam, kuriem filmavimo metais iškrisdavo pieniniai dantys. Tomas Feltonas iš tikrųjų dalyvavo atrankoje į Hario Poterio ir Rono Weaslio vaidmenis, tačiau buvo paskirtas vaidinti Draką Smirdžių. Rupertas Grintas arba Ronas Weasleys turėjo būti pašalintas iš Hario ir Hermionos bučiavimosi scenos, nes vis nenustojo kikenti. Filmuojant Harry Potterį ir Azkabano kalinį, Tomo Feltono Hogwartso mago kostiumo kišenės turėjo būti užsiūtos, kadangi jis į filmavimą vis atsineždavo užkandžių. Režisierius Alfonso Cuarón visų 3 filmo žvaigždžių paprašė parašyti esė apie jų vaidinamus asmenis, kad tai padėtų jiems labiau įsijausti į vaidmenį prieš filmavimą. Emma Watson parašė 16 puslapių esė apie Hermioną. Danielis Radcliffe Hario Poterio vaidmenį sutalpino į 1 puslapio rašinį, o Rupertas Grintas vaidinantis Roną Weasley esė taip ir neparašė. Nesėkmingiausias ir mažiausiai uždirbęs Hario Poterio filmas iš visų, Haris Poteris ir Azkabano kalinys, vis tiek uždirbo 90 milijonų daugiau už patį sėkmingiausią Twilight filmą. Iš tikrųjų, Hario Poterio filmuose pašto pelėdos buvo tikros. Užtruko 6 mėnesius išmokyti pelėdas skraidinti laiškus. Abu, Danielis Radcliffe ir Rupertas Grintas dabar visgi pripažino, jog filmuojant pirmas Hario Poterio dalis, jiems abiems į akį buvo kritusi Emma Watson.